Sveiki pasijungę į antrąjį pirmosios misijos epizodą ir šiandien mes bandysime dar vieną retro žaidimą ir tai yra klasika Grand Theft Auto 2, tikriausiai viena populiariausių serijų ar franšizių žaidimų istorijai. Tai buvo pirmasis GTA žaidimas, kurį aš bandžiau, kurį aš pamačiau gyvenime ir man jisai yra įstrigęs. Tiesą sakant, aš jo nežaidžiau labai ilgai. Bus labai įdomu pabandyti šį kartą. Na ir mes bandysime jį ant PS1 konsolės, PlayStation 1. Pas mane yra mano asmeninė, mano ankstyvosios paauglystės konsolė. Tai yra naujesnė variacija, šiek tiek atnaujintų dizainų. Na ir mes dabar nedelskime, užsidėkime. Tas garsas taip maloniai nueina per širdį. Rockstar Games. Tikriausiai dar net nežino, kas jų laukia ateityje. Intro aš specialiai dabar neišjungiu, nes šitas intro yra 100 balų. Aš vaikystėje žiedavau ir svajodavau, kad turėtų būti pilnas filmas. Nes šiek tiek atrodo, kad filmas nufilmuotas. Iš tikrųjų yra 8 minučių trumpasis filmas, kurį Rockstar sukūrė žaidimo pristatymai, bet nelabai jisai skiriasi nuo šito sutrumpinto intro. Nežinau, man tai čia žiauriai kietai. Tarsi čia šiandien kietai. Tarsi aš nuoširdžiai šitą intro žiedavau beveik kiekvieną kartą įsijungdama žaidimą. Kai ant kitų žaidimų tiesiog laukiu, kada kuo greičiau užsijungsta visi intro, tai šitą visada peržiūrėjau pilnai. Na, iš tikrųjų, prieš dabartinę realistinę erą, tai čia toks būdavo mums labiau kaip įsivaizdavimas, kaip iš tikrųjų tie personažai atrodo, nes žaidime tikriausiai būdavo sunkoka suprasti. Šitas bičas tai šiaip atrodo kaip iš GTA 3. Ką? Kietai. Kažkas su mano kabeliu, šiek tiek patvarkysiu. Va, sugrįžo spalvos, chromatinis išsiliejimas buvo, jų high scores, koks rednekas. Pirmasis lygis, pirmoji misija. Šitas tai jau bosas. Dar pupytę nusikabinęs kokią. Reikės prisiminti valdymą. Analog stickai neveikia. Šiaip pirmoji PlayStation versija, net pirmam pultelio nebuvo jau, tai matyt dėl to. Viskas veikia ant D-pado, sukinėjasi. X-as bėga. Trikampis nežinau, ką daro. Šitą buvau pamiršęs. Apskritimas riaugėje arba mėto šaibas. Nežinau, kam to reikia. Kvadratas atgal bėga. Čia kaip su mašina važiuoti ant driving game'o. Šitas R1 prisimenu, kad šoka. R2 trenkia. Galim išbandyti. Raudoni tai vagis. Tai geriau prie jų neiti, nes pavogs pinigus. Prieikim, va. Paprašai cigaretės ir nieko nesulaukęs duodi dar. Šiaip tada, tais ankstyvais 2000-aisiais, kai pamačiau pirmą kartą šią žaidimą, tai man čia atrodė kažkoksai, tai nežinau, tokio laisvės pojūčio aš nebuvau jautęs. Čia reikia atsiliepti telefonu. Pasijungiam. Va, viskas vyksta tais subtitrais dialogai. Tas va ten kampe toksai furunkulas, tai čia ale žmogaus veidas, kuris tau kalba. Nu jau tokį veidelį, tai tik savo motiną gali mylėti tikriausiai. Čia, kur užrašyta Jesus saves, tai čia galima užsiseivinti žaidimą, bet tam reikia daug pinigų, tai kokias bent jau porą misijų reikia tikrai pereiti
vienu kartu, kad tau apsimokėtų užsiseivinti. Trikampis sėda į mašiną, teisingai. Yra radijas, galima keisti radijos stotis. Ir čia dainos nėra realios dainos, kaip dabartinėse dalyse būna realios dainos, čia jau sukurtas šitam žaidimui. Bet tokios fun, tikrai linksmas. Oi, jau pervažiavau kažką. Na ir yra 3 rodiklės, 3 mafijos, kuriam galima vykdyti misijas. Ir taip keičiasi balansas. Vienos mafijos tai labiau mėgsta, kitos mažiau mėgsta, ten turi balansuoti. Yra Yakuza, Loonies ir Z, pamiršau pavadinimą iš Z, tos mafijos. Man labiausiai visada patikdavo Yakuza. Visada pradėdavau nuo Yakuzos. Man jų mašinos labiausiai patinka ir šiaip nepamenu dėl misijų. Valdymas tai toksai... Aišku, ir nauji GTA nelabai jau pasižymė ten automobilių valdymų kažkokie tai įspūdingų. Kažkokie tokenai su užrašu GTA 2, kurios paėmė ir šiaip tai biesas žino, ką tu čia gauni. Įdomu, jeigu jos visus surinki, ką gauni. Tik nisk. Čia šiaip yra 3 miestai per visą žaidimą, pamenu. Kiekvienam yra 3 skirtingos mafijos vis naujos. Ir daug juodo humoro. Net tada man nelabai angliškai suprantančiam buvo suprantama. Toksai ant instinktų primityvumo paremtas juodas humoras, visiems suprantamas universali kalba. Manau, jie tą išlaikė iki šių dienų. Pas Yakuza atvažiavome. Pasiėmiau automatą, šarvus ir vieną iš jų atsiliepi ir gauni misiją. Nelabai čia skaitydavau, iš esmės, ką čia kalbam, bandydavau skaityti, bet galiausiai visiems kažką reikia tiesiog arba pribaigti, arba apvogti. Nereikia būti aukštąją pabaigus čia. Johnny Zoo. Irgi veidelis tai toksai matęs gyvenimo. Johnny Zoo. Liepia man sėsti mašiną. Labai aiškiai, didelė rodiklė rodo. Sek paskui rodiklę ir čia yra perdažyti automobilį, kad policija nesivytų, lieti tepalą iš paskos, mesti bombas ir šaudyti iš mašinos. Upgrade'ai. Pravažiuoji ir nusiperki. Reikia turėti pinigų tam. Aš turiu 55 baksus dabar. Nieko aš čia negausiu. Reikia įvykdyti misiją. Grafika primityvi, tikriausiai nėra, kad labai sunkiai čia tas PlayStation'as vežti tą žaidimą. Dėl to sklandžiai veikia. NPC biškai geriau atrodė, aš pamenu, pirmą kartą mačiau tą žaidimą NPC pas klasioką namuose. Ten buvo galima dar pasirinkti, kad naktį būtų pirmas lygis, man atrodo, tai kažkaip ten geriau atrodė. Ko tu lauki? Sako tau Johnny Zoo. Dabar prisimenu, šitie va keičia ginklus. Turim 40 kulipkų. Vaikyti. Kraujai taškasi. Čia tikriausiai reikės apiplėšę banką, reikia dabar tą bičą nuvežti atgal į būstinę. Bet reikės pabėgti nuo policijos. Bus labai sunki misija. Čia prašys pervežti. Policija nebemato. Geri laikai buvo. Paprasta. Soundtrackas geras. Tas dainas po to greitai atsibosta, bet... Na ir ką mes turim? Job complete. 25 gavus, gerai moka. Dabar šiais laikais nemoka tokių pinigų. Šiaip kalbant apie, dar grįžtant prie to humoro, tai norėčiau prisiminti tos, pavyzdžiui, tokia misija buvo, kur reikėjo surinkti Hare Krishna mafiją į autobusą ir nuvežti į kažkokį dešrelių fabriką, kur pagamino hotdogus ir po to su hotdogų mašina važiuoja ir pardavinėja tos hotdogus.
Šiaip man kyla klausimas, kokiais šio laikais vyksta tas žaidimas, nes kaip matėm intro, tai ten tai dabartiniai laikai. Na, bet čia man tokia biškį retro praeitis. O, ką pamačiau. Čia eina elvių būrys ir jeigu tu juos visus pervažiuoji vienu kartu, išmeta užrašą Elvis has left the building. Ir čia vienas smagiausių dalykų, ką galiu padaryti šitam žaidime, ir mano elviai išsilakstė. Shit. Įdomu, su taksi galima vežioti žmonės ar ne? Na, pažiūrim. Šiaip nepamenu. Tikrai nepamenu. Biškai suvėžinam, kad dėl viso to... O, galima. Gerai, kur man tave vežti. Didėja pinigai. Kuo aš ilgiau vežiosiu, to labiau didės pinigai. Man atrodo, jisai tiesiog random kažkada išlips. Čia presas. Čia, man atrodo, paima mašiną ir kažką padaro. Kaip nuo manęs? Aha, ir kažką duos. Čia dabar kažkur įlys ir išlys kažkoksai prizas ir prizas. Kokią skirtingą mašiną atveži, gauni skirtingą ginklą. Net ne vieną, žiūrėk, Molotovo kokteilį. Su policija biškai pažiūrim, kiek galim patempt tų policijos, kiek čia galvų rodo, tai tiek žvaigždutės, kaip dabar yra, tai dar biškai pasiauskim ir pažiūrėkim, kas atėjęs. Užtvaros, po to prasideda FTB, FBI. Na ir armija. O, svatas, teisingai, dar svatas, 4 galvos svatas. Pamenu, gera taktika bėgti atbulam. Nes jeigu bėgsiu į priekį, tai bus game over. Įstrigau kažkur. Taip ir būna vaikai. Kai darot negerus dalykus, tai jau išmokom pamoką. Vėl tas grūvas. Šiaip nesinori išjungti šitą žaidimą. Tikrai labai smagus. Šiaip man šiek tiek keista, kad šitas žaidimas tais laikais ten gavo mažus įvertinimus. Mačiau, kiek skaičiau Wikipedijoje, ten apie 7 iš 10 toksai vidurkis. Dar tada nemačius GTA 3, kuris jau ten pakeitė, tada visiškai ten smegenys apsisuko kažkaip į kitą pusę, bet dar iki GTA 3 tai buvo čia kažkas tikrai wow. Dabar jau bendram kontekste paėmus, ten jeigu paimkim Vice City, San Andreas ir taip toliau, tai taip ten lyginant, dėliojant pagal juos reitingą, tai ten 7 kažkas to ir būtų matyt. Bet tada neatsiradus tiem naujesniem žaidimam, tai sakyčiau gana žemas vertinimas. Labai norėčiau remake'o. Arba remasterio. Nereikia čia remake'o, čia remasterio. Na, bet laiko dabar iki GTA 6, tai turim apsčiai. Tai galima tikriausiai ir ant PS1 įsijungti ir pražaist. O gal aš taip ir padarysiu.